Pasąmoningas sprendimas – tai spontaniškas sprendimas, kurį jums pateikia pasąmonė. Tai pirma energetinė informacinė sudedamoji, pirma čakra, pirma baterija arba taip vadinama Pandoros skrynia. Visi įvykiai, patirtis, visų jūsų praėjusių gyvenimo atmintis, visą tai jūs įrašot ir niekas niekur nedingsta. Viskas yra saugoma jumise ir jūs tai nešiojate savyje. Viskas, kas mano, nešioju savyje. Ir iš tikrųjų, mėlyjei, žmogus visą tai nešioja. Pasąmonė yra spontaniška, ji nesuteikia galimybės galvoti. Kuomet galvojate, jūs įjungiate protą. Pasąmonė suveikia akimirksniu, nespėjus pagalvoti, jūs priimate neapgalvotą sprendimą. Tačiau būna taip, kai protas jums padeda, kartais žmogui reikia palyginti savo mintis, jausmus bei ketinimus. Esmė tame, kad 95% jūsų sprendimais bei realybė valdo jūsų pasąmonę ir tik 5% paprastas žmogus sąmoningai priima sprendimus. Tačiau turėtų būti atvirkščiai. Savo gyvenime jums reikia pažinti save bei išmokti valdyti savo vidinę pasąmonės būseną taip, kad jūs meistriškai ir intuityviai galėtumėt priimti sprendimus. Intuicija jums padės priimti teisingus sprendimus. Pasąmonė tai didžiausias lobis, aukščiausia būsena, turinti dvi sudedamąsias – aukštąją kūrybingąją ir agresyvėją griaunančią. Būtent šį sukuria žmogui problemas. Pasąmonė dalyvauja bei pastumėja jūs vystymusi procesui. Visos aukščiausios erdvės, taip pat ir žemiausios erdvės būtybės sąveikauja su jūsų pasąmonė. Kuomet jūs vystotės ir pradedate suprasti bei teisingai analizuoti pasąmoningus sprendimus, tuomet jūs pradedate teisingai valdyti savo gyvenimą bei išmokstat valdyti pasąmonę.